susirinkę. Labai smagu, kad esate čia paskutinę pavasario dieną. Ir mes jau tradiciškai prieš artėjančią premjerą susitinkam su tos premjeros kūrėjais. Ir šiandien susitinkam su Ieva Stundžytė, kuri yra aktorė, režisierė, pedagogė, apšvietėja. Kaip šiandien sužinojau, tai aš labai tikiuosi, kad jums taip pat bus įdomu su ja susipažinti, kaip man yra įdomu, nes mes su Ieva nesam labai gerai pažįstamos, bet aš apie ją girdėjau ir labai daug gero. Dar norėčiau visiems jums pasakyti, kad taip pat jūs galėsite užduoti klausimus, kada tik tai norėsite. Jeigu turit kažkokį klausimą, jau eigoje kažkaip sureaguokit ir tikrai duosim jums galimybę. Ir žinoma, jau mūsų pokalbio pabaigoje taip pat duosim erdvės irgi žiūrovom, jeigu kažkas pokalbio metu dar kilo irgi užduoti klausimą. Tai Ieva, artėjančios premjeros proga, kuri jau bus kitą savaitę, norėtųsi pradėti šiek tiek iš toliau. Kaip tu atsiradai teatre? Labai platus klausimas, bet vis tiek būna turbūt tas momentas, kada žmogus kažkaip kyla jam tas smalsumas. Tai labas vakaras, laba diena visiems, jau gal kažkam ir vakaras, nes šiandien žinau, kad spektaklis buvo tau, Ieva. Taip, labai man irgi malonu su tavim susipažinti ir pabendrauti. Iš tikrųjų, turbūt viena apie kitą daug ką girdėję esame. Žinau, kad tu esi Sitežo naujoji prezidentė, su kuo labai tave sveikinu, bet tai turbūt pirmas kartas, kada mes taip galim susėsti ir pasikalbėti. Tai į tavo šitą klausimą, tokį didelį ir platų, taip atsakysiu labai įdomi. Čia reikia labai daug istorijų pasakoti. Tai pirmas mano susidūrimas su teatru buvo, nežinau, kiek man metų buvo, 2 turbūt, ar 3. Tai buvo Kaune, aš esu kaunietė, ten gimiau ir augau. Tai buvo Girstutis, tai buvo kalėdinis spektaklis, berods Pelenė ir Pelenės, žodžiu, ta graudi ir labai tokia liūdnai besibaigianti istorija, kur mane tėvai atsinešė į tą spektaklį. Ir kai mes ėjom į tą Girstutę, aš labai gerai atsimenu, aš buvau ant mamos rankų, tik pradėjo gesti šviesa, pradėjo tos Pelenės seserys rautis į sceną rėkti, aš pradėjau rėkti ir mane išsinešė. Tai mano toks pirmas susidūrimas su teatru iš tikrųjų. Turbūt antras susidūrimas su teatru, vadinkim taip, su teatru per televiziją. Tai Keistuolių teatras ir Keistuolių spektaklis Kitą kartą, kurį mes su broliu žiūrėdavom per mūsų mažą tokį nespalvotą šilelį. Ir žodžiu, tai šitas antras kartas tai buvo jau į 10-tuką, kur aš supratau, kad man labai patinka, ką tie žmonės ten žaidžia, kaip jie kalba ir kaip jie į mane, į mano brolį, kur mus laikė vaikai, ne? Bet jie į mus žiūrėdavo kaip į kažkokius fainus žmonės ir į lygius savo žmonės. Tai šitas dalykas labai įstrigo, o paskui tų patirčių įvairiausių buvo, bet teatras, vadinkim, mano gyvenime galbūt tai pradėjo labiau figūruoti, tai paauglystėje. Kaip minėjau, esu kaunietė ir paauglystėje aš tikrai pradėjau labai dažnai lankytis Kauno Kameriniame teatre, dar tuo metu Stanislovas Rubinovas statė spektaklius, Aleksandras Rubinovas, jo sūnus, aktorius ir režisierius ten ir vaidino ir irgi statė, ir pradėjau lankytis režisieriaus Gintaro Varno spektakliuose. Ir man iš tikrųjų teko ten didelis, dabar kai pagalvoju, džiaugsmas ir malonumas matyti jo tos legendinius spektaklius, tai ir Tolimą šalį, ir Elektrai skirtą gedėti, ir nežinau kokiu būdu, bet aš mačiau Hedą Gabler. Nežinau, kas tuo metu mane įleido į teatrą, ten turbūt net nebuvo jokio amžiaus cenzo ir visa kita, kaip kad dabar yra, bet mane absoliučiai sužavėjo. Ir taip pat aš jau būdama berods 12 klasė, aš pamačiau Eimunto Nekrošiaus Hamletą. Tas mane, tai sakau, tai visa ta kelionė tokia, jinai tokia, pradedant tuo atmetimo reakciją ir baigiant jau paskui ir Lietuvos muzikos ir teatro akademiją.
O šiaip tai aš nenorėjau pirmų numerių stoti į vaidybą, aš visada kažkaip galvojau apie režisūrą, nes stebėdama ir Gintaro Varno spektaklius visą laiką įtraukdavo mane, aš tiksliau negalvodavau, kad aš norėčiau tą vaidmenį kurti ar kitą vaidmenį kurti, bet man visada patikdavo, kaip viskas sukurta, kaip sukonstruota, kaip šviesos veikia, kokia muzika yra, kokia yra scenografija ir tu supranti, kad, režisieriaus tai yra idėja. Tai šitas dalykas mane labai kažkaip iš tikrųjų užbūrė. Wow, tai tu net žiūrėdama tos tokius legendinius, aš juos šiaip mačiau tik per įrašą, tą pačią Hedą Gabler, Elektrą, Kuronaitytė atliko vaidmenis, tai tu vis dėlto labiau atkreipdami dėmesį jau pačią struktūrą, o ne į tokią visumą, vadinkim taip. Ir jeigu, pavyzdžiui, prisiminti spektaklį Elektrai skirtą gedėti, tai aš atsimenu, kaip ir šiandien, aš negalėjau patikėti, kad Daiva Čepauskaitė sukūrė Lavinijos vaidmenį tokį įspūdingą, kad, aš nežinau, aišku, čia negali taip kalbėti ir čia Jėzus Marija, čia visos aktorės tokio vaidmens ir norėtų, ir jaunos aktorės, ir viską, bet iš tikrųjų mano sąmoniai tai liks turbūt ta Lavinija. Wow, geras, kaip tave tai palėtė. O tai kaip čia tada gavosi, kad tu vis dėlto įstojai aktorinę, baigėjai aktorinės studijas pas Aidą Giniotį. Ir kurį laiką vaidinai ir labai sėkmingai vaidinai, esi ir apdovanota auksiniais scenos kryžiais, aukščiausiais įvertinimais. Ir po to vis dėlto kažkokiu būdu kilo ta mintis būti ne tik, kurti teatrą ne tik būnant scenoje, bet žiūrint iš šalies. Aš iš tikrųjų kažkaip po 8 klasės aš nusprendžiau pakeisti mokyklą. Aš įstojau į Kauno Varpo gimnaziją, tėvai mano nežinojo, aš įstojau, aš tada grįžau, pasakau, aš pakeičiau mokyklą. Aš pasakiau, aš noriu mokytis, aš labai norėjau mokytis ir mano iš tikrųjų toksai, kaip pasakyti, savęs projektavimas ateityje visgi buvo susijęs su istorija, su politikos mokslais. Bet po 11 klasės man šovė idėja tiesiog pasidomėti visgi teatro studijomis. Ir visą tą 12 klasę aš vis galvodavau apie tą mintį, vis galvodavau, bet paskui vasario mėnuo berods buvo Atvirų durų diena, aš sužinojau, kad tos režisūros nerenka, galvojau, nerenka, vadinasi, jau stosiu ten, kur aš jau ir įsivaizdavau, kad aš turiu būti. Bet sužinojau, kad renka aktorių kursą, tikslinį aktorių kursą Keistuolių teatrui. Tai čia yra tas mano antras numeris, susidūrimas su teatru. Ir pagalvojau, o kodėlgi nepabandyt? Tiesiog, o tai kas man čia per galvą duos? Ir aš nuėjau į stojimuosius. Aš nebuvau nei vienoj konsultacijai. Kas yra etiudas, aš žinojau iš muzikos pamokų, tai aišku, kas yra etiudas, tai yra trumpa istorija, trumpas kažkoks meno kūrinėlis. Ir paskui per pačius jau stojamuosius, kai žiūriu, praeinu pirmą turą kažkodėl, praeinu antrą turą, nesuprantu kodėl, visi verkia, visiems dramos vyksta. Man ten niekas nieko nedaro, kaip pasakyti. Profesorius Vladas Bagdonas, kai aš ateidavau visada taip, užlipdavau į tuometinį mokomąjį teatrą, sakydavo, Javute, padainuok. Aš padainuodavau ir vėl praeini. Ir aš taip atsidūriau toje akademijoje. Ir ko man trūko akademijoje, tai galbūt tiksliųjų mokslų, bet iš esmės tie 4 metai, tai buvo man jie labai greitai praėjo, man buvo labai įdomu. Ta prasme, o ten paskui, kad teko iš tikrųjų sėkmė turbūt, kad gauni vaidmenis ir dar už juos gauni tos apdovanojimus, nors tie apdovanojimai tai nereiškia, kad tai buvo labai smagu ir visa kita, nes su apdovanojimais ateina ir visi kiti dalykai, ir pavydas, ir apkalbos, ir visa kita, tam aš nebuvau pasiruošusi, tai man tai nebuvo labai lengva. O iki galo atsakant į klausimą, aš prisimenu, kaip jau paskutinėme ture, berods tai jau buvo pokalbis ir viena, ar tik ne profesorė Dalia Tamulevičiūtė, bet kažkas iš komisijos jau iš tų korifėjų teatro manęs paklausė, o ką darysi, jeigu tu neįstosi. Ir aš sakau, tai viskas bus gerai, aš vis tiek myliu teatrą, aš būsiu kažkur aplink, šalia, ateisiu. Sakau, nieko tokio, pasaulis man nesugrius, ta prasme, čia jūs sprendžiat, ar aš tinku jum. Ta prasme, čia visą laiką kaip jaunas žmogus, jisai sako, man tinka, ne, bet ar tu tinki kažkam, tai mane pasirinko, tai labai iš tikrųjų
nesigailiu, niekada taip ir nepasigailėjau per visus šitus daugiau negu 20 metų. Tai va. O ar buvo tokių momentų, vat, kaip tu sakai, vis tiek 20 metų teatre, labai skirtingose vaidmenyse, skirtingose pozicijose to teatro kūrėjo, ar buvo tokių momentų, vat, ir pati paminėjau, kada buvo apdovanojimai ir sukėlė įvairių skirtingų reakcijų iš išorės ir iš bendruomenės, kada galvoji, gal ne man, gal aš kažkur kitur, kada svarstei rinktis kažkokį kitą kelią, ne teatro? Matai, visi šiti dalykai, ką aš turėjau galvoje apie apdovanojimus, vis dėlto tai yra toks išorinis labai reikalas. Tiek kurse mūsų, kuriam vadovavo profesorius Vladas Bagdonas, mūsų dėstytojas, režisierius Aidas Giniotis, jisai su mūsų kursu padarė vieną, mano galvą, tokį istorinį turbūt dalyką. Jisai su mumis pabandė, ir jam tai pavyko, sukurti spektaklį autobiografinės improvizacijos Atviras ratas. Per šitą spektaklį, šio spektaklio pagrindu, ne tik vėliau teatrą mes įkūrėm ir visa kita, bet šio spektaklio pagrindu turbūt gimė mums visiems tas bendruomenės pojūtis. Kas yra ta tavo terpė, tavo žmonės, tavo kraujo grupės žmonės. Ir tada visi jau vėliau ten ištinkantis iššūkiai, žinai, kaip kažkokie ten, tu visą laiką žinai, kad tu turi savo bendruomenę ir tu turi savo grupę žmonių ir tu čia, tai yra tavo namai, tai yra tavo šeima iš tikrųjų. Ir mano galva, mums pasisekė. Ir mes esam čia iš tikrųjų labai dėkingi Aidui Giniočiui, nes jeigu ne jis, mes nebūtumėm tokie, kokie dabar esam, aš pati tikrai nebūčiau tokia, kokia esu. Ir galbūt, jeigu ne Atviras ratas, jeigu ne mūsų šita trupė ir mūsų tas ilgai eitas kelias kartu, galbūt ir būčiau pagalvojus, kad ne man yra teatras ir ne man šita vieta yra. Tai atrodo, kad tau tikrai labai pasisekė, kad aplinkui turėjai bendražygius, su kuriais kartu ėjai tos kūrybos keliu. Ir šiaip, kai aš sutinku ir kitose profesinėse situacijose, po Aido Giniočio tokius skėčių užaugintus aktorius, tai čia komplimentas bus turbūt jums visiems, labai jaučiasi tas žaidybiškumas, meilė teatrui, bendruomenės, kito atpažinimas ir kito paskatinimas eiti irgi toliau. Tai čia norėtųsi, jau 2 pavardės nuskambėjo iš tavo lūpų, tavo mokytojo, ir visada yra įdomu paklausti menininko kuriančio, su kuo jisai asocijuoja savo tą kūrybą. Tai ką tu įvardintum kaip savo mokytojus, ant kurių pečių tu stovi ir kokią teatro tradiciją, kaip tu matai, su kuria tu sieji save? Tai kaip ir minėjau, mano turbūt tas mokytojas, tiek kuris iš tikrųjų ir vaidybos mokytojas, ir režisūros mokytojas, tai yra režisierius profesorius Aidas Giniotis. Labai svarbus žmogus, labai svarbus man mokytojas yra profesorius, aktorius Vladas Bagdonas. Taip pat man labai didelę įtaką, pagalbą, mokyklą suteikė, kad ir labai trumpai, bet man tai buvo garbė pažinti amžinatilsį jau profesorę Algę Savickaitę, pas kurią iš tikrųjų aš ir baigiau teatro režisūrą. Tai čia yra tokie, vadinkim, tie 3 žmonės, asmenybės, kurie visada liks kaip ta prasme, vieni gerbiamiausių žmonių apskritai ir turbūt gerbiamiausių šioje profesijoje. O daugiau buvo vairių tų mokytojų yra. Čia jau klausimas yra, iš ko tu nori mokytis. Ir ar tu vis dar nori mokytis, ar tau jau užtenka. Tai aš esu toks žmogus, man neužtenka, nors aš ir pati tarsi esu dėstytoja ir visa kita, bet aš lygiai taip pat dar pati mokausi. Mokausi naujų dalykų ir mokausi ir iš studentų, ir iš kitų profesijų atstovų, ta prasme. Ir sakau, Deividas Linčas, Kšištofas Varlikovskis, čia vardint ir vardint, Piteris Grinavėjus. Ta prasme, asmeniškai aš nesusitikau, aš labai norėčiau susitikti, bet stebėdama jų kūrybą, tai, kaip pasakytų, visą laiką pasiemi kažką tai, ne? Nes tu nori suvokti, kodėl tas kūrėjas vienaip ar kitaip kūrė, kodėl tas kūrėjas renkasi vienokias ar kitokias temas, pavyzdžiui, priemonės joms atskleisti. Na, tai
ta prasme, man atrodo, žmogaus gyvenimas yra per trumpas, kad jeigu tu nori mokytis, tai vieno gyvenimo nepakanka. Man taip atrodo kol kas. O dabar gal šitoj temai ir būtų įdomu įtraukti mūsų pokalbį ir dramaturgą, kurio pjesę tu dabar ir statai ir mes matysim ją šiame teatre. Žinau, kad tu jį pamatei jau ir studijų metais, ir matei ir padegimo spektaklį tos pačios pjesės pastatytą. Kaip yra su Makdonahu? Ar kuo jis tau yra įdomus kaip dramaturgas? Ir gal kiek tu į jį irgi žiūri iš dalies kaip į mokytoją, ar kaip kažkokį dialogo partnerį? Vat koks yra tas santykis šitoj vietoj? Na, kai mokytojas tampa ir dialogo partneriu, tai yra labai didelė garbė suteikta mokiniui iš tikrųjų. Tai aš manau, kad aš žiūriu abipusiai. Su šiuo dramaturgu, taip, mane sieja tam tikras santykis. Man jis tikrai labai patinka, man patinka jo priemonės, man patinka jo stilius. Man patinka juodas humoras, man patinka tokie dialogai ir man patinka, kad tokie ten veikėjai yra konstruojami, kurie tikrai nėra nei herojai, nei kažkokie ypatingi, vadinkim, žmonės, jie yra tokie kitokie, jie yra keistuoliai, bet taip kaip yra suverta, man tas labai artima yra. Aš mačiau ne tik Gyčio Padegimo Linyno Grožio karalienę, aš taip pat mačiau ir Jono Vaitkaus Pagalvinį, kažkada irgi pjesė buvo tiek man stipri ir įtaigi, kad aš 2019 metais pati išdrįsau pastatyti ją Keistuolių teatre. Ir su Makdonahu mes dar susidūrėm kaip visas kursas aktorių, nes profesorius Vladas Bagdonas atneša mums 4. kurse Martino Makdonaho Lošys iš Ainišmano salos. Iš pradžių mes perskaitom ir galvojam, ką čia apie kaimą, kas čia dabar bus, ko čia mums aktualu turėtų būti. Toks pirmas įspūdis, galvojam, pala, kaip čia. Bet pradedant nagrinėti, analizuoti, visą kitą tas susidomėjimas pradeda kilti. Ir mus visus, kas pradėjo vienyti, tai tas juodas humoro jausmas, kai mes pradėdavom cituoti, vienas su kitu taip kalbamės ir pradedam kalbėtis pjesės tekstais. Žiūrėk savęs, sausoji rankelę. Ką tu, lošy? Ta prasme, kur tu legaliai gali juokauti pjesės tekstais. Čia tai tokia trumpa istorija. Tai va, ir žodžiu, tai tas Makdonahas kažkaip jisai lydi. Jisai lydi ir kas nuo karto vis iškyla. Tai kaip suprantu, ir šis pastatymas bus kupinas komedijos elementų. Nežinau, kiek tos tikrosios, grinosios komedijos, kaip kad žiūrovai laukia, ta prasme, pasakai žodį komedija, tai jau supras, čia jau juokinga bus. Jeigu tragikomedija, tai aš manau, kad čia yra, dabar dar yra sunku pasakyti, mes iš tikrųjų su visa kūrybinė grupe labai laukiam to gyvo susitikimo su žiūrovu, ta prasme, nes mums jau jo reikia, mums reikia jo būtinai, mes tiesiog norisi pasitikrinti daugą ir išsibandyti mums patiem, nes jau priėjom jau tą ribą, kada jau mes jau pasiruošę esam. Tai premjerai pilnai pasiruošę ir jau laukiat kitą savaitę? Ką reiškia tas pilnai? Ta prasme, visą laiką atrodo, dar biški reikia kažko, dar trūksta to laiko. Nugi niekada taip nebūna, žinai, kad marės laiką. Ne marės. Bet jau smalsu susitikti, smalsu išbandyti. Taip, labai smalsu išbandyti ir labai to laukiam iš tikrųjų. Ir jaudinamės, ir nekantraujam, bet tikrai laukiam. Ir dar turbūt irgi įdomu išgirsti iš tavęs, kodėl mes ir nesam turbūt anksčiau susitikę, nes didelę profesinės veiklos dalį tu vis tiek veiki Keistuolių teatre, Atviram rate ir valstybiniuose teatruose. Nesi labai dažnas menininkas, kuris taip stato visur, keliauja, su visais susitinka, tave sunku pakankamai yra prisikviesti, labai gerai, kad mums pavyko. Ir visgi įdomu paklausti, koks tavo įspūdis yra iš to atėjus iš nepriklausomo daugiau teatro, kurti valstybiniam teatre. Ar iš viso yra kažkokių skirtumų, gal jų nėra? Tai skirtumų tai yra labai daug ir daugiausia tų skirtumų turbūt yra tokių techninių. Vis dėlto vis tiek tai yra valstybinis teatras, pastatas, visa pastatyminė bazė. Tai vis tiek visi aktoriai yra etatuose, tai yra saugumas, garantijos ir salės. Ta prasme, nepriklausomam teatre mes visi esam
kaip pasakyti, multikūrėjai iš tikrųjų. Ir čia, kad man patinka domėtis šviesomis ir karts nuo karto sustatyti spektakliam šviesas ir dar daug dievę išviesti, tai čia gerai, kad man patinka, bet yra, kad, nepriklausomos trupės tiesiog priverstas yra, kad žmonės vidiniai ir pagarsintų spektaklį, ir aktoriai tą daro, ir viską, tai mes esam, kaip pasakyti, pasiruošę bet kokiom sąlygom, kas valstybiniam teatre yra visai kitaip. Taip, aš esu tikrai, kaip čia pasakyti, nesu turbūt tas žmogus, kuris čia svajotų kažkokiam teatre kažką statyti. Man niekada nėra svarbu kur, labai svarbu yra su kuo. Ir aš niekada neturėjau jokios ambicijos ten statyti būtinai nacionaliniam teatre. Aš apskritai tokio neturiu dalyko, kaip čia, ambicijos save parduoti ir save kažkaip labai taip afišuoti, ta prasme. Taip, aš esu žmogus, aš nelabai mėgstu dėmesio ir visą kitą, bet jo, man menas, man teatras visgi yra ne apie pardavimą, ne apie produkto kūrimą ir ne apie tai visai, ne apie tokį verslą. Tai. O čia dėl šio teatro konkrečiai, tai aš esu labai laiminga, kad kai mane pakvietė, manęs paklausė, kokią pjesę aš norėčiau čia. Ir kai aš iš karto, ne tai, kad iš karto, aišku, aš pergalvau visą savo turimą lobyną, bet atėjo ta mintis apie Linyno Grožio karalienę ir pagalvojau, kad čia yra, aš ir pati jaučiuosi jau pakankamai subrendusi, vadinkim, šiai medžiagai, nes pagrindinė veikėja yra mano metų. Aš esu labai laiminga, kad sutiko teatras, kad aš statyčiau būtent šitą kūrinį, nes esu girdėjus, kad įvairiai būna valstybiniuose teatruose, kad yra ir neleidžiama, vadinkim, ten režisieriaus kažkokių pasiūlymų. Bet vėlgi tai yra tik tai tokie gandai ir visa kita, man visada patinka viską patikrinti pačiai, o ne ten klausyti, kas ką kalba. Tai šiuo atveju, nežinau, sėdi Emilis Paviljonis, mano buvęs studentas, aktorius, kuris ir vaidina dar pas mane. Aš manau, jis neleis man sumeluoti, bet vyksta procesas labai, labai normaliai ir labai taikiai, vadinkim taip, be jokių ten kažkokių tokių trinčių, nepriklausomai nuo to, kad aš atsivežiau dar 2 aktorius savo buvusius taip pat studentus dubliuotis, bet čia turbūt todėl, kad aš nepažįstu dar šitos trupės ir jau susiklostė taip aplinkybės, kad aš ir nelabai galėjau iš anksto susipažinti su aktorėmis ir su aktoriais. Tai man irgi įdomu, nes tu pati paminėjai, kad labai svarbu tau ne kur, bet su kuo tu kuri. Žinau, kad su scenografija jau ne pirmas jūsų darbas yra, kartu jūs puikiai pažįstamos su kompozitorium. Irgi, man atrodo, jūs esat panašios kraujo grupės, kaip irgi vardinai. Ir kaip pasirinkimas aktorinės trupės, kaip tau pačiai, kaip kartu ne tik režisieriai, bet ir aktoriai, kaip šitas procesas veikia. Įdomu, ar tau tai yra sudėtinga, ar tai yra pakankamai intuityvu, kaip tu, galvodama apie medžiagą, kurio vietoje atsiranda tas aktorių pasirinkimas, gal kartais atsiranda aktoriai pirmą, po to medžiaga, kaip tas procesas pas tave veikia ir kaip susiformavo ir būsimos premjeros komanda? Veikia tai labai įvairiai, čia labai priklauso ir nuo, kaip pasakyti, labai priklauso ir nuo pačios manęs, ta prasme, kokiame etape savo pačios aš esu, gerai čia pasakyti. Ta prasme, kartais taip, kartais ieškai medžiagos netgi tam tikrom aktoriam ypatingai, o kartais lauki aktorių, nes jau turi medžiagą, bet tai turi sutapti. Ta prasme, šiaip tai yra absoliučiai intuityvu, bet vėlgi intuityvumą galima paaiškinti, bet aš gal nelabai noriu leistis į detalės, bet šiuo atveju aš manau, kad tas, vadinkim, taip, pjesė yra 4 veikėjai, bet kadangi yra dar 2 žmonės iš šono ir iš viso 6 kūrėjai dabar šioje pjesėje dirba, aš manau, kad ta apykaita, tas pasidalinimas patirčių, aš manau, kad jis yra tik pliusas šiam spektakliuje, nepriklausomai nuo to, kad taip yra ten 2 iš kito teatro, 4 vietiniai, bet tas pasidalinimas tai yra, manau, kad labai brangus dalykas.
Nes o kadagi daugiau mes galim skirtingi, susitikę, kažkaip prisiliesti prie tos bendros kūrybos. Taip, tuo labiau, kad yra galimybė tam ir valstybiniai teatrai tikrai turi daugiau galimybių negu nepriklausomi dubliuoti. Kaip pavyzdys, aš norėčiau Ieva tave, pavyzdžiui, dabar kviesti ir man vis tiek reikia su tavim derinti, nes tu dirbi čia. Ir automatiškai mes, tie nepriklausom, mes neturim tokių sąlygų. Vis tiek mums rodyti spektaklius tai yra mūsų tiesioginis išlikimas. O kaip pasakyti, čia irgi vienas iš tų skirtumų. Taip, tai labai smagu, nes dažnai atvažiuojantis teatro menininkai, ar tai būtų režisieriai, ar tai būtų aktoriai ir į pačią trupę, man atrodo, įneša kažkokių naujų spalvų, būdų, darbo ir taip toliau. Tai labai smagu, kada iš šono yra žmonių, iš kurių irgi gali mokytis. Ir čia norėtųsi, nes tu irgi pati palėtei tą temą apie, kad kartais ieškai tų pjesių ir būtent moterim. Ir tavo kūryboje tas tikrai yra labai matoma, kad tu kreipi dėmesį į moterį aktorę, į moterį kūrėją, gal dėl to, kad pati buvai toj pozicijoje, kada užsiėmei aktorystę pagrindę. Ir koks tavo patyrimas yra dramaturgijos per moters aktorės prizmę? Čia vėlgi grįžtu prie to autobiografinių improvizacijų atviras ratas, kur mes iš tikrųjų, tai yra spektaklis, kurio visa bazė tai yra mūsų asmeninės istorijos. Tai tam, kad tas istorijas papasakot, mes turėjom ir, kaip čia pasakyti, mokytis tos dramaturgijos, tas istorijas išsirašyti, išsikonstruoti. Tai viskas turbūt nuo to prasidėjo. Taip pat 4. kurse, atsimenu, Aidas Giniotis davė užduotį visi, kurie stojam į magistrantūrą, o mes visi kažkaip ir stojam. Sako, per vasarą jūs parašykit po pjesę, kiekvienas. Aš parašiau pjesę visam kursui, ta pjesė taip ir nugulė į stalčių, mes porą kartų ją tokia eksperimentinė pjesė, žodžiu, toks žiedų valdovas Tundžytės akimis, su daug moteriškų vaidmenų, pasidarydavom kartais tos pjesės skaitimus ten vasarą, bet tokios užduoties pagrindų, pavyzdžiui, gimė Marijos Korenkaitės Pabėgimas į Akropolį, kur ten ir nominuota jinai buvo. Ta dramaturgija Auksiniam Scenos kryžiui, taip pat ir gimė mano kolegos Justo Tertelio monospektaklis. Ir ta dramaturgija, kaip pasakyti, jinai visą laiką atrodė tokia, bet čia turbūt mokyklos klausimas yra Aido Giniočio konkrečiai. Mes visada buvom mokomi dirbti su dramaturgija, ją analizuoti, ją patys konstruoti, jos ieškoti ir iš tikrųjų ir gebėti truputį, kurti. Ir aš su Ieva mes kalbėjomės dar prieš prasidedant mūsų pokalbiui, kad buvo toks įvykis, kad kai mes repetavome, mūsų visas kursas su Keistuolių teatro trupe, mes repetavome roko operą Meilė ir mirtis Veronoje. Ir, žodžiu, būdavo repeticijos, ten viską, ir po repeticijų mes kažkaip visos mano kursiokės mes likdavom, pasimdavom mikrofonus ir dainuodavom visas arijas iš eilės. O kadangi moterų arijos, tai ten tik Džiuljeta ir auklė, o visa kita yra vyrai, tai mes dainuodavom visus vyrus. Ir bijau sumeluoti, ar man ta idėja buvo, ar čia kažkam iš mano kursiokių, kur sakau, kaip būtų įdomu tą visą Hamletą perrašyti, perkonstruoti. Kad vyrai vaidintų tik Ofelį ir Gertrūdą, o visus vyriškus vaidmenis moteris, nes visgi tų moterų aktorių labai daug yra ir labai talentingų, labai gabių, o atsiskleisti joms, atrodo, tų pjesių yra labai nedaug. Ir aš pati kaip studentė, aš tikrai prisipažinsiu, aš darydavau vieną dalyką, ką daro visos paskui studentės. Liepdavo skaityti, pavyzdžiui, Šekspyrą, arba tenai kokią 20 amžiaus ten tą klasikinę vadinamą literatūrą. Tu ką tu paimi pjesę, pasižiūri, kiek moterų vaidmenų, nėra, gerai, neskaitau, ir ieškai kitų, ta prasme, ieškai, kur būtų tų moterų. Aišku, paskui tu supranti, kad tai reikia viską perskaityti dėl konteksto ir taip toliau ir panašiai, bet taip, tas visada buvo ir tokia neteisybė, kaip pasakyti. Ir aš pati, kai režisuot pradėjau, aš daug ką perkonstruodavau. Mano pirmasis toks spektaklis tai buvo su mano kolegė, aktorė Judita Urnikytė, kuris vadinosi Išlaisvinti Žaną. Aš pasiėmiau Anujo Vyturį ir padariau vienai aktoriai dramaturgiją visą. Kad, kaip čia pasakyti, ne dramaturgija, inscenizacija, jeigu taip labai tiksliai. Paskui sekantis spektaklis buvo Antigonė, ne mitas. Vėlgi sėdom ir pasidarėm tokius lygiavertiškus, išsirašėm, perkonstravom visą Antigonės mitą iš esmės. Tai aš prieksperimentavus esu daug. Paskui kitas mano spektaklis, kuris
gaila, bet jisai gyvavo labai nedaug, mes neatsimenu, gal ar 5 ar 7 kartus tik tai parodėm. Tai buvo Ofelijos, kur aš vėlgi susikviečiau moteris, sakau, pasidarom, noriu, va turiu tokią idėją, va turiu tokius tekstus ir mano galva, kad čia visai gali būti kažkoks geras mūsų toksai bandymas. Tik tai aišku gaila, kad yra tikrai mano biografijai tokių spektaklių, kurie gal ne laiku buvo. Gal jie buvo dar, jeigu dabar aš va tą daryčiau, jaučiu, kad būtų gal ir visai kitoks, vadinkim, priėmimas. O tuo metu tai buvo, dabar kai galvoju, iš kur man ir tom moterim, kurios sutiko, tiek drąsos buvo. Tai toksai buvo feministinis avangardas, einantis dar prieš. Nes iš tiesų tai toks paradoksas yra, kad taip didžioji dalis dramaturgijos, jinai yra kupina sudėtingų didelių vyriškų vaidmenų, moterim vaidmenų netaip ir daug, arba jos vaidina mamas, žmonas, meilužės, seseris, pakankamai tokie seklus būna vaidmenis, bet teatrą lanko tai daugiausia moteris, kaip žiūrovės. Tai lyg ateina paklausyti, pažiūrėti, žodžiu, istorijų apie tai, kaip tiem vyram gyvenasi. Tai kažkaip labai džiugu ir vertinga yra, kad tu kaip režisierė sąmoningai renkiesi medžiagą, kurioje yra stiprus moterų vaidmenis ir kartu yra ir temos apie moteris ir apie jų gyvenimą. Tai ši pjesė, kurios premjera bus kitą savaitę, irgi yra neišimtis. Ir moteriški vaidmenys yra labai stiprus ir gilus. Ir per daug nepasakojant apie ją, vis tiek ta tema tarp dukters ir mamos santykiai, ar ne? Ją vis tiek norėtųsi paliesti. Kaip pačiai tau atsiskleidžia jinai, koks tavo procesas buvo jau ir skaitant, ir po to repetuojant, grinai reflektuojant šitą temą. Ar tai buvo lengva, sudėtinga, gal vis dar yra kažkokių klausimų? Man atrodo, šiaip labai gili tokia įvairia pusė. Labai gili tema ir čia reikėtų visiškai net atskiro pokalbio. Čia taip, čia yra ir susijęs su apskritai moterų tema teatre, mene, gyvenime tikriausiai. Taip kaip mes, kokios mūsų močiutės buvo mamos, kaip mes auklėjamos buvom. Čia labai plati ta tema yra. O konkrečiai apie pjesę pačią, tai tokie labai paradoksalūs santykiai. Jie yra čia pat labai sudėtingi, tokie, tikrai dvi tokios sudėtingos asmenybės, kai susiduria ir kurios tarpusavį nelabai nusiteikusios vieną kitą priimti tokią, kokia yra ir klausytis ir vis dėlto kovoja už tą savo, kuri čia teisingesnė yra. Bet yra vienas dalykas, vis dėlto jos viena kitą iš tikrųjų myli. Ir tu, kai myli žmogų, tu pridarai nesąmonių. Daug. Tau atrodo, kad va to tam žmogui reikia. Tu kažkaip neįsigilini, o gal jam visai ne to reikia, jis visai ne toks yra. Čia kaip ir mokytojas ir mokinys. Mokinys neturi būti mokytojo kažkoks aidas, kaip pasakyti. Mokinys turi savo braižą, savo parašą, savo piršto anspaudus. Taip ir vaikai, taip ir motina ir dukra. Taip, jos kraujo ryšys yra ir visa kita, bet va tas paleist vaiką, paleist tą dukrą. Ir čia pat yra vėlgi, ta dukra nesaugi bus, jeigu tu ją paleisi. Vadinasi, jinai nori jai gero. Ir va tas dramaturgo paradoksalus sudėliojimas, aš manau, čia yra labai didelis konfliktas yra tame. Labai didelė drama iš tikrųjų yra tame. Ir tragedija tame yra. Kaip, sakau, kaip iš meilės neužgesinti tos kibirkšties kitame žmoguje ir ypač savo dukroje šiuo atveju, bet nebūtinai, ta prasme. Bet kartu, man atrodo, čia tas drama ta tokia ir pati sudėtinga situacija, taip kaip tu ir sakei, kad parodoma ir per šiek tiek humoro tą prizmę. Aš kažkaip renkuosi tas priemonės, kažkaip truputį ne taip tiesmukai visą tai daryti, nes bet ką mes prisiminėm ir apie tavo vaidmenį Aido Giniočio spektaklyje Volponė ir visa ta scena, kur pati scena, jūs matėte turbūt tą spektaklį, yra tokia ganėtinai,
ta tema yra baisi ir visa kita, bet priemonės pasirinktos, jos neatmuša, jos labai įtraukia ir tu nesupranti, kodėl, Ieva, kodėl tu žvengi, čia visai nejuokinga. Ir tu supranti, kad tai yra baisu, bet taip kaip yra padaryta, tai yra, tam, kad aš, žaidybinė prasme, aš suprasčiau ir suvokčiau ir priimčiau. Šiaip labai norėtųsi palinkėti, kad tavo premjeros sėkmė būtų tokia pati kaip tavo mokytojo Aido Giniočio, nes jau Valponė tai tikrai yra vienas mėgstamiausių šio teatro spektaklių. Labai puikus spektaklis. Jau kuris laikas ir man įdomu paklausti, o kaip tavo mokytojas, ar jisai stebi irgi savo mokinių darbus, ar jūs kalbatės apie kūrybą, ar jis planuoja atvažiuoti šią tavo premjerą, toks vis tiek. Aš suprantu, tu labai gražiai įvardinai, kad ir mokytojo ir tavo tie piršto antspaudai, tas braižas, tas parašas, jis yra vis tiek kitoks ir jūs tikrai kuriat skirtingą teatrą. Bet ar jūs kalbatės vis dar, ar vis dar? Kalbamės ir labai daug kalbamės. Ir jau kai pradedam kalbėtis, tai jau ten telefonu 5 valandas maždaug ten ir pertraukas reikia daryti. Aidas Giniotis visada labai gerai išanalizuoja mano darbus ir jisai daug kartų yra sakęs, kad jisai galbūt visai kažkaip kitaip gal darytų ir visą kitą, bet tas palaikymas iš jo ir tas suvokimas, kad aš tikrai kitaip. Aš netgi jeigu ir bandyčiau, kaip jis, man vis tiek kažkaip kitaip gautųsi. Tiesiog taip yra. Tai jo, ir jisai planuoja atvažiuoti premjerą, būti, ir ne tik jisai, čia atvažiuos daug keistuolių teatro žmonių į Panevėžį, į Juozo Miltinio teatrą, nes visiems tikrai yra labai smalsu ir visi labai čia klausia, labai palaiko ir čia sugužės žmonių. Tai labai smagu, kad tu turi tą tokią palaikančią bendruomenę. O kaip tau su pačio teatro mūsų bendruomenė, nes vis tiek kaip kiekvienas teatras, taip ir Miltinio dramos teatras, mes turim tas tokias savo vidinį gyvenimą. Visus tos žmonės, kurie įeina ne poro pagrindinį, bet per tarnybinį įėjimą. Ir kaip tau ta atmosfera pas mus, kaip tau sekėsi, gal sutikai kažkokių žmonių, kurie įkvėpia, gal atsirado kažkokių ryšių. Man tiesiog įdomu, kaip tu, nes vis tiek iš šono atėjęs kaip žmogus, tu matai šiek tiek kitaip tą mūsų energetiką, negu mes čia viduje plaukiantys. Aš kadangi gyvenu teatre, tai galiu pasakyti, labai darbinga yra viskas, labai yra nuanksti, visi į darbą ateina, yra tikrai valoma, yra tikrai gręžiama, yra tikrai žmonės čia tai dirba tikrai nuo 7:30 ryto. Tai aš labai džiaugiuosi, nes pas mus Vilniuje taip anksti teatro žmonės nesirenka. Čia aš juokauju, bet... O šiaip iš tikrųjų tai mes ganėtinai intensyviai dirbam ir tiek aktoriai buvo irgi užimti, nes vis tiek repertuaras jisai nestoja, net jeigu ir repetuojama yra. Ir aš pati užimta ir aš važinėjau labai daug pirmyn atgal. Ir mes paskui, kai susitinkam, mes gana intensyviai dirbam. Tai aš neturėjau tokios progos, normaliai, pavyzdžiui, aš matau aktorių Laimutį sėdžiu ir aš žinau šitą aktorių, bet niekada taip kažkaip mes nesusitikom, nebent jis ekskursiją, kai vedė. Bet jis dirbo tuo metu, tai negalėjau pabendrauti, bet aš tikiuosi, kad dar šitą savaitę iki premjeros ir po premjeros, kai mes jau čia visi sutiksim, bus ta proga susipažinti ir pabendrauti. Ir labai malonu, kad galima susipažinti per kūrybą, nes šiaip dažniausiai taip ir būna, kad mes režisierius pažįstame per jų darbus. Tai Ievą irgi kitą savaitę pažinsime per jos premjerą ir tai, ką dabar mes kalbam, yra tik toksai mažas paraskleidimas gal tos uždangos ir šiek tiek pažiūrėjimas, kokia yra tos kūrybinė virtuvė. Tai čia norėtųsi duoti galimybę jums paklausti, jeigu kažkas turite kažkokių klausimų, sureaguoti. Ne, tai gerai, dar tada pasigalvokite, nes mes, žinokit, turim žmogų, kuris užduos įdomiausią klausimą, turime ir prizą šiandieną, tai galite laimėti pakvietimus į premjerą Birželio 5 dieną. Tai dar pasukit, matau, Emilis labai nori ateiti į spektaklį, būti nustebintas. O mes tada toliau tęsim pokalbį ir kažkaip norėtųsi dar grįžti prie pačio konteksto, nes pati pjesė, kaip ir kiti Makdonacho darbai, keli iš jų jie yra apie mažą miestelį, kažkur
Škotijoje, Airijoje. Airijoje ir klausimas gal toks, kiek tai yra, nes tu vis tiek jau esi pakankamai plačiai susipažinus su jo kūryba, kiek tai rezonuoja Lietuvos kontekste ir ar tai rezonuoja, kokie dalykai yra atpažįstami ir lyg mum irgi artimi. Tai va tas ir yra įdomiausia, kad šiaip artima yra labai daug dalykų. Aš ne dėl to čia tą sakau, kad lietuviai mėgsta Airiją ir emigruoja ten ir Airijoje lietuvių bendruomenė gana didelė yra, bet tai čia gal ne veltui taip susiklosti, nes to pažįstamumo tai daug yra, mes kažkokio tokio didelio kultūrinio skirtumo tikrai nesijaučia. Ir jo, tas mažas miestelis, visi vieni apie kitus viską žino, visi ten žino, kas ką blogo padarė, ten laikymas tos neatleidimas būtinai, gandų nešiojimas, paskalų nešiojimas, bet ir čia pat ta bendruomenė, jie tokie vis tiek turinti savo tas svajonės ir jeigu kas nors iš tos bendruomenės išvyko kažkur į užsienį, kažko pasiekė, nu tai jau čia tas žmogus kažkas tai tokio yra. Tai to panašumo daug yra ir irgi šiaip skaitant, net jeigu tie vardai būtų, vadinkim, lietuviški, tai aš nemanau, kad čia labai didelių kažkokių skirtumų būtų. Tik vėlgi reikia pasakyti vieną dalyką, kad pati pjesė, jinai nėra surašyta taip jau totaliai naturalistiškai, realistiškai, buitiškai. Jis vis tiek turi tam tikrą kampą, vis tiek tai yra tam tikri charakteringi žmonės. Tokie, kaip čia pasakyti, kur nu, jie kiekvienas su savo išryškintais bruožais yra. Tai nėra tokia, dokumentika, vadinkim, kaimo. Taip. Tai manai, kad žmonės, žiūrovai atėjo pamatyti pjesę, jie neatsidurs tikriausiai Škotijoje ar Airijoje, jie atsidurs Lietuvoje. Jie gal ir atsidurs toj Airijoje, bet mes to labai nepabrėžiam. Tai tu gali ir Airijoje, ir Lietuvoje. Iš esmės vieta šiuo atveju, kaip pasakyti, jeigu reikėtų, jam atsidurti kokioje Antarktidoje, tai tada aš suprasčiau, bet čia vis dėlto vis tiek, mes europiečiai daugiau mažiau vis tiek visi esam panašus tarpusavį. Ta prasme, plus spektaklyje, taip, ta Airija skamba labai dažnai, bet kuo dažniau ta Airija skamba, tuo, pavyzdžiui, aš pradedu girdėti Lietuvą, man tai Airija tampa labai artima, labai atpažįstama. Ir man gal tas ir įdomiausia yra, kad tu gali atpažinti save, atpažinti savo artimą, atpažinti savo aplinką, atpažinti savo kažkokius visai kitus galbūt dalykus, galbūt tai yra visai ne apie tave, bet tau. Čia vėlgi, kodėl žmogus ateina į tą teatrą. Nes kai manęs klausia, pasakykit, kodėl žmonės turėtų ateiti į teatrą, aš sakau, aš nežinau. Arba žmogus jis nori ateiti į teatrą, arba ne. Aš jo negaliu kažkaip reklamų būdu priversti čia ateiti. Ta prasme, teatras, visų pirma, tai yra šventė. Ir tai yra laikas, toks kitoks laikas, kurį tu skiri savo dvasiniam gyvenimui. Tai arba tas žmogus turi tokį poreikį, arba ne. Aš manau, kad daug žmonių tokį poreikį turi. Tai tas teatras, jis yra gyvas dar ir dabar, nepriklausomai nuo technologijų, nuo visų kitų dalykų. Ir aš tikrai netikiu, kad dirbtinis intelektas tą teatrą sunaikins, nes netikiu tuo. Nenorėčiau, kad tai būtų. Manau, kad taip ir nebus. Ir turbūt ne vienas galim ir savo reflektuodami pasakyti, kad teatras, kada jis sukuria tą kažkokią realybę, kuri gal yra šiek tiek toliau nuo tavęs pastatyta ant scenos, bet tau kaip veidrodis parodo kažkokius savo dalykus, yra lyg tas veidrodis lyg saugesnė distancija sukuria, kada tu tikrai gali išvelgti. Taip, ir aš sakau, pasikartosiu, žodis šventė, tai kaip ir čia labai yra toks irgi labai plati tema, bet iš tikrųjų teatras, ritualas, apeigos, ne šventė, šventovė. Čia vienu metu visi sakė, čia teatrasgi ne šventovė, čia lalala. Aš tai taip nemanau. Aš manau, kad tai yra, sakau dar kartą, tai yra išskirtinė vieta. Žmonės ne tik, kad jie nusiperka bilietą, jie nusiteikia, jie pasipuošia, jie susikaupia. Ir tam, kad išvelgti, ką tu sakai, dalykus, tu turi pasiruošti tam, tu turi pakilti nuo tos realybės ir, sakau dar, leisti savo pabūti tam šventiniam laike, ko mes, man atrodo, mums žmonėms žiauriai to reikia. Nes tas lėkimas, tas multitaskinimas, tas toks, mes apsivagiam. Mes tiesiog nebegalim, dėl ko tiek panikos atakų, tiek to nerimo, nes mes negebam sustoti.
O man atrodo, teatras yra ta vieta, kuri kažkam gal reikia maldos namų. Man, pavyzdžiui, reikia teatro. Čia aš sustoju. Man va tas procesas yra, nu tai yra apie mane ir tada tu supranti, kad va tos visi ten tie, nu kažkokie, nežinau, ten ciniški pasisakymai, jie turbūt yra todėl, kad, nežinau, žmonės bijo turbūt, bijo vat susidurti truputėlį su to veidrodžiu, žinai. Labai gražiai tu tą apibūdinai, pasiruošimą, tą tokį ir pasipuošimą, ir nusiteikimą patirti. Tai čia irgi norėtųsi palinkėti būsimiem žiūrovam, kad jie turbūt taip ir turėtų žiūrėti šitą, patirti, išgyventi tą kūrinį, kurį jūs ruošiate. Ir negaliu nepaklausti, nes vis tiek vienas dalykas turbūt yra pačios piesės fabula, veikėjai, veiksmas, bet kitas dalykas dar yra ir temos, kurios išryškėja tame susitikime. Ir aišku, kiekvienam žiūrovui išryškės galbūt kažkas kitas, bet vis tiek kaip režisierė, tu tikėtina, kad matai pati kažkokias temas, kurios tau atrodo svarbios, tokios kažkokios einančios tarp buvimo ir tos visos fabulos. Kas tau yra tokie kažkokie vertybiniai, teminiai, kažkokie svarbiausi klodai, ką galbūt akcentuoja arba ką pačiai tau sužadina? Aš gal taip labai kažkuria prasme paprastai pasakysiu. Man tai yra apie svajonę. Siekti savo svajonės ir kad vat, neužgestų ta kibirkštėlė vidinė, tas tikėjimas. Man yra apie tai, man asmeniškai. O ką kiekvienas, kam sukirbės arba ne, tai čia jau parodys laikas. Labai įdomu iš tikrųjų, kaip žiūrovai priims šią premjerą. Ir jums patiem įdomu ir smalsu, man irgi aš labai noriu pamatyti, ypatingai po tokio gilaus pokalbio su tavimi, nes atrodo, kad esi menininkė, kuri tikrai labai atsakingai, sąmoningai renkasi, kuria. Ir vat, įdomu, koks tas santykis susikurs su auditorija. Ir dabar dar kartą norėčiau atsigręžti jūs, galbūt kažkas turite. Va, kokį klausimą? Tai... Aš norėjau paklausti, o sunku kūrėjų, kai žiūrovas nesupranta spektaklio? Kai, vat, sakot, kai kurie spektakliai vat, parodo kelis kartus ir jie kažkaip dingsta, vat ką tu sudėjęs visą širdį, daug darbo ir tu matai, kad net prie iki žiūrovo. Sunku, žinokit, sunku. Meluočiau, jeigu sakyčiau, nežinokit, sunku, skaudu. Nes tu vis tiek, bet tu nekaltini to žiūrovo, tu galvoji, kur aš čia ką praleidau. Vadinasi, kažko ne taip supratau aš. Gal mes čia nesusikalbėjom, aišku, kad skaudu ir sunku yra. Bet tai natūralu yra, ne visi viskas supranta. Aš pati, pavyzdžiui, kaip žiūrovė, šiaip aš save laikau gera žiūrovė, nes aš dažniausiai, kai ateinu, aš labai palaikau tos žmonės, aš žinau, ką reiškia, nes niekasgi nenori blogai padaryti, visigi nori, kad tai būtų gerai. Bet tai, įvairiai būna, tai būna, kad tiesiog žmogui ne ta nuotaika yra. Dieve, aš pati irgi atėjusi esu į spektaklį ir galvoju, kodėl aš čia atėjau, nes spektaklis geras yra, bet aš esu nemiegojus, nepavalgius, aš turiu daug darbo, aš esu nenusiraminus, vadinasi, aš kaip žiūrovė, aš neatėjau į tą šventę, apie kurią aš kalbėjau prieš tai. O aktoriai, jie juk ruošiasi, jie grimuojasi, jie jaudinasi už užkulisių, jiem ten, nežinau, vyksta perversijos visokios, o kaip pasakyti, tai šitą prasme aš suprantu ir žiūrovus, ir kūrėjus. Ačiū už klausimą. Tai greičiau būtų ne klausimas, tai padėka, nes jūsų dėka, jūsų žodžių dėka, dabar aš supratau tokį dalyką, kai jūs pasakėt, kad teatras sustabdo, kaip kažką kitą, galbūt maldos namai, tai jūs sustabdo arba kitą žiūrovą atėjimas į spektaklį. Aš supratau, kad ne tik tai, kad sustabdo, bet pratęsia gyvenimą. Kadangi tu sustabdė savo gyvenimą, tai akimirkai gauni galimybę panirti į kažkieno kito gyvenimą. Į kitą pasaulį, kitus išgyvenimus, į kitus įspūdžius, į kitas istorijas.
ir tuo ilgėja tavo gyvenimas. Va dabar būtent va, jūsų dėka tą supratau ir tą pajutau ir už tai norėjau padėkoti. Ačiū Jums labai. Gal dar turim kažkokių pasidalinimų, komentarų arba klausimų? Sakai, kad labai mėgsti mokytis. Ko išmokai šitam procese? Čia klausė režisierius asistentas, kuris lydėjo visame procese, tai tiesiog papildom informaciją. Kad labai gaila, kad nevalstybiniuose teatruose nėra režisieriaus asistento. Ir ačiū tau, Vaidai, nes jeigu ne tu, aš būčiau čia tikrai paskendusi. Ačiū tikrai. Tai va, Vaidai, žinok. Labai būtų įdomu išgirsti artimiausi planai. Premjera laukiama, ateisim, žiūrėsim ir kas toliau? Ką jūs planuojate dar kažką tai sukurti? Pastatyti spektaklį. Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, artimiausi planai yra poilsis, nes pastarieji gal kokie, nežinau, 4 metai man buvo tokie labai intensyvūs, kad aš supratau vieną dalyką, jeigu aš nesustosiu ir nepailsėsiu, tiek, kiek man reikės, o kiek reikės parodys jau pats kūnas turbūt. Tai dėja aš galiu planuoti ir galiu pasakyti, kokių aš dar noriu spektaklių pastatyti ir pagal kokias pjeses, bet vat, jeigu neįvyks šitas dalykas, tai bijau, kad ir tai neįvyks. Nes visa tai, ką šiandien kalbėjau vat, apie tą, tai iš tikrųjų tai yra labai mano pačios patirtis tokia. O šiaip tai duos Dievas sveikatą ir viskas bus gerai. Šiaip mums didelė garbė, kad tu prieš savo poilsį pas mus atvažiavai pastatyti spektaklį, nes dažnai tai būna, kad tas toksai paskutinis, jisai vis tiek kažkoks pabaiga būna ir nauja pradžia. Bet tai bus malonu labai ilsėti, supranti. Taip. Toks, žinai, akordas prieš poilsį, tai labai Dar gera. tikrai ką padarysiu, aš dar kartą apeisiu visą Senvagę. Ir aš labai noriu iki to parko nueiti ten, nes kažkaip vis nepavyksta. Iki kultūros ir poilsio parko. Tenai, ne, kuris yra labai. Taip, Taip. tenai. O ten yra dar kitas. Skaistakalį. Ar dar turime klausimų? Galima aš dar vieną. Dar grįšite į Panevėžį su kitu spektakliu? Jeigu pakvies, grįšiu, bet šiaip tai mes, jeigu išeis atvažiuoti, pavyzdžiui, Keistuolių teatrui, Atviram ratui, tai mes mielai. Aš tikiuosi. Noras yra čia dar grįžti, pastatyti dar vieną spektaklį. Taip. Dėkui. Tai tik norėtųsi palinkėti, kad ta ir premjera būtų tokia, kaip jūs įsivaizduojat, arba būtų gal kitokia, negu jūs įsivaizduojat ir gautumėt irgi kažkokių gerų pamokų iš to. Žiūrovam norėtųsi palinkėti nusiteikti taip, kaip Ieva šiandien ir labai detaliai ir gražiai tikrai taip iš esmės pasakė apie tą šventę, pasipuošti savo vidų, pasiruošti išgyventi tą, ką jūs taip gražiai sudėliojate ir kad tas spektaklis ilgai gyvuotų. Ačiū tau, Ieva, šiandien už pokalbį, man buvo labai įdomu ir žiūrovai, matau, irgi įsitraukę buvo daug klausimų. Ir mes, žinoma, turime padovanoti pakvietimą į premjerą ir savo žiūrovai, kuri net 2 klausimus uždavė. O, tai Austė. Tai va, žinoma. Labai irgi gražus buvo pasidalinimas. Tai va, ačiū labai mūsų ištikimiausiam žiūrovam, ačiū dar kartą Ieva tau. Ačiū Ieva tau, ačiū labai jums. Ir gražios visiems rytoj prasidėsiančios vasaros.